Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Šeimai tai bus labai gerai. Kitas klausimas. Kaip išmokti atleisti konfliktinėse situacijose? Atleisti konfliktinės situacijas. Aha, jūs negalėsite. Neklauskite manęs apie tai. Gal kas nors iš jūsų ir gali, nežinau, bet tam reikalinga dvasinė praktika. Jeigu sąžiningai pridėjus ranką ant širdies, tam reikalinga dvasinė praktika. Aš nematau, kad paprasti žmonės, neturėdami jokio supratimo apie šventuosius raštus, apie šventą pareigą vyro ir žmonos, apie šventą santuoką, galėtų atleisti. Ne, jie viską prisimena, jie su tom gyvena, su tomis nuoskaudomis visą savo gyvenimą. Ir prie menkiausio ginčo viską išpila, viskas iškyla, prisimena ir priekaištauja visas savo problemas. Jie nepamiršta viso to. Ypatingai sunku pamiršti moteriai, kada ją įžeidžia, pažemina. Ji to nepamirš visą gyvenimą. Jūs ką? Todėl Vedose sakoma, kad iš tikro šeimoje koks dvasinis kelias. Aš nesu nei vyras, nei moteris. Aš dvasinė būtybė. Prie tos koncepcijos mes turime priartėti, kad sukurti sąjungą, sudvasinti ją, sustiprinti ją. Ir tada jūs žiūrite į tuos nesutarimus, įžeidinėjimus, į tuos pykčius, kaip į kažkokius nereikšmingus dalykus. Va kaip mes turime išmokti gyventi šeimoje. Tai nereikšminga. Tuoj jums papasakosiu vieną istoriją. Aš ją išgirdau iš Malanašvilio. Tuoj jūs nustebsite, galbūt jūs girdėjote. Jis papasakojo, kada buvo jaunuolis. Jis gyveno Gruzijoje su mama. Tėvas žuvo fronte. Kare. Fašistai nužudė, taip pasakykime tiesiai. Ir karui pasibaigus, vokiečiai belaisviai, kariai paimti į nelaisvę, buvo vežami į Gruziją, kovoja už fašistinę Vokietiją. Šie paimti į nelaisvę kareiviai, kurie kovojo už fašistinę Vokietiją, jie buvo ne tik Gruzijoje, jie buvo ir Rusijoje. Jie ten dirbo, kažkas ten liko. Jie dirbo nemokamai. Laikai buvo sunkus, buvo bado metas. Jiems nieko nemokėdavo, duodavo kokios tai sriubos. Jie vos išgyvendavo, tie nelaimingieji fašistai, kariai. Ir jie buvo priversti eiti per namus prašinėti duonos kąsnio pas žmones. Jie ateina pas mus į namus. Taip ištiesdavo ranką žmogelis, drebančią ranką, išsekęs, nelaimingas, fašistas, kuris kariavo prieš. O mano mama jiems išneša maisto. Nors pas mus pačius nedaug buvo tuo laiku. Plius šeima. Aš sakau, mama, kodėl tu taip darai? Kodėl tu taip elgiesi? Aplamai, tai jie nužudė mūsų tėvą, o tu juos dar ir maitini. Ir tai, ką ji atsakė, įsmigo į širdį Malanašviliui. Ir mane taip pat sužavėjo. Ji pasakė, tai, kad jie nužudė tėvą, yra nesusipratimas, bet jie yra tokie patys žmonės, kaip ir mes. Tik įsivaizduokite, koks atleidimas. Jūs turite pajausti dabar, apie ką mes kalbame. Jūs turite pajausti šią vidinę energiją. Ji turi prabusti mumise. Ji turi duoti mums jėgų, išmokti atleisti. Žinoma, visą atleidimą žmogus gali įgyti tik dvasinėme lygmenyje. Tai parašyta knygose. O mūsų lygmenyje, brangieji mano, visiškai to neįmanoma.
Mes turime praktikuoti ir praktikuoti. Dvasinis gyvenimas yra praktika. Tada mes galėsime nors į kažką atsiremti. O kaip kitaip jūs atleisite? Kaip jūs atleisite? Kaip jūs pamiršite? Matau, čia praktiškai vien moterys. Jūsgi negalėsite to pamiršti. Toliau. Kaip paaiškinti savo matymo tašką, kad partneris išgirstų ir suprastų? Aha, kaip paaiškinti, kad išgirstų. Visų pirma, jūsų matomas taškas turi būti ne kaip priekaištas ar įspėjimas, o atviras. Tai jūsų artimas žmogus, jums brangus žmogus. Jūs prieinate ir kalbate su juo. Ką jūs dabar jaučiate? Kas būtent dabar jūsų gyvenime dabar jums yra labai svarbu? Kas pasikeitė ir taip toliau? Jūs dalinatės, atveriate savo širdį. Ir tokiu atveju jūsų artimas žmogus jūs išgirs. Gal ne iš karto išgirs, bet po truputį išgirs. Pagrindinis dalykas – neatviras pokalbis mus atstumia. Atstumia intonacija. Įžeisto žmogaus intonacija. Aukos intonacija. Kad aš esu auka, o tu agresorius. Intonacija, kad tu čia dėl visko kaltas ar kalta. Ir aš noriu su tavim pakalbėti. Tai mus atstumia. Bet jeigu jūs norite atverti širdį, ką jūs jaučiate, kaip jūs jaučiatės, kas pas jūs pasikeitė, ką jūs norėtumėte pagerinti savyje, ko mes galime išmokti kartu. Supraskite, jūs plaukiate vienoje valtyje, jūs negalite išlipti iš valties. Jeigu jums į kitą pusę, jūs negalite išlipti iš valties. Jie vis tiek tegalės plaukti tik viena kryptimi. Ir čia reikia išmokti kalbėtis kaip artimi ir brangus vienas kitam žmonės. Tokiu atveju jūs išgirsite vienas kitą, neabejotinai išgirsite, todėl kad jūs vyras ir žmona. Kaip išsaugoti pagarbą ir santykių pasitikėjimą po rimto ir užsitęsusio konflikto šeimoje? Na va, įžeidimas, įžeidimų prisiminimai, įžeidimo atmintis. Žiūrėkite, praktiškai klausimai visi vienodi. Mes kalbame apie vieną ir tą patį, tik iš kitos pusės. Klausimus užduodame iš skirtingų pusių. Į šį klausimą buvo jau daug atsakymų. Ką naujo jūs paklausite? Panašu, kad nieko naujo jūs nepaklausite. Pas jūs viena problema – įžeidinėjimai, užsitęsę pykčiai. Kaip iš jų išeiti, kaip atleisti, kaip toliau gyventi, nežinau. Jeigu taip ir toliau tęsite, jūs visi išsiskirsite arba davesite save iki psichiatrijos arba psichologo. Kaip išvengti negatyvių konfliktinių pasekmių vaikui? Kaip išvengti konflikto su vaiku? Kas liečia vaikus, tai jau kita tema. Tai labai svarbi tema. Taip, vaikai kaip tik yra apsauginis vožtuvas, kuris mums neleidžia išsiskirti. Mes dėl vaikų dar išsaugome šeimas. Tai svarbu, labai svarbu, svarbu. Vaikams reikalinga šeima, reikalinga mama ir tėtis. Jūs galite pyktis kaip vyras ir žmona, tai normalu. Ir kada tėtis sako vaikams apie mamą, jis apie ją kalba tik gerai. Visada. Ir kada mama sako vaikams apie tėtį, ji kalba apie jį tik gerai. Vaikai turi susikurti įvaizdį. Tėvai niekada nekritikuoja vienas kito vaikams. Niekada jie to nedaro. Kažkada man mama sakė, kad ne visada mano tėtis gerai elgiasi. Ji tuom dalindavosi su manimi.
Žinote, man tai buvo nemalonu girdėti. Tai juk mano tėtis, bet taip pat man buvo gaila ir mamos. Aš tada buvau jaunuolis ir man reikėjo pasirinkti kurią tai pusę. O man buvo sunku, tai mano tėtis ir mama, abu. Ir vėliau, kai mama jau buvo arčiau senatvės, tikriausiai jau tėtis buvo išėjęs iš mano gyvenimo. Maždaug tuo laiku ji pasakė, taip, tėtis padarė daug keistų dalykų, bet dėl visko buvau kalta aš. Aš nesupratau, kas yra vyras, tai aš nesupratinga. Ir aš tada supratau, kad mama, ji išmintinga, ji neatima tėčio įvaizdžio iš manęs. Jis man taip pat labai brangus, kaip ir ji. Ir tada aš supratau, va dabar viskas normalu. Ir mama įgijo vertę, ir tėtis įgijo vertę. Tai reiškia, vaikus reikia apsaugoti nuo jūsų kritikos. Jūs tarpusavyje galite aiškintis, tai jūsų teisė ir jūsų pareiga. Jūs tokiu būdu einate skaidrinimosi keliu. Tai santuoka, tai skaistykla, tai ne tik jausminių malonumų vieta, tai visada skaistykla. Bet prašau, apsaugokite savo vaikus nuo jūsų nuomonių, nuo jūsų užsiplieskiančių prakeiksmų ir taip toliau. Tai labai žema kultūra, jeigu jūs vaikui kritikuojate vienas apie kitą, nuteikinėjate vieną priešais kitą. Netgi jeigu jūs ir išsiskyrėte, vis tiek mama turi saugoti tėtės įvaizdį. Pateiksiu savo mokyklos draugo pavyzdį. Mes buvome 3 draugai. Mes buvome pažįstami daug metų, kol mokinomės mokykloje, skirtingose klasėse. Pas mane buvo pilna šeima, tėtis ir mama. Pas antrą buvo pilna šeima, tėtis ir mama. O pas jį buvo tik mama. Ir mes klausdavome, kur tavo tėtis? Jis tylėdavo, neatsimindavo. Jis visiškai nepažinojo savo tėčio, jis neprisiminė. Ir vieną dieną mes atėjome pas jį į gimtadienį. Ten buvo jo mamos giminaičiai, tetulė. Atėjome 2 jo artimi draugai ir sėdėjome prie stalo. Sveikinome jį, viskas buvo gerai. Va. Ir pokalbio tema vėl palietė tėtį. Kažkas jo paklausė, kažkam panižo liežuvis. Ar tai aš paklausiau apie tėtį, ar kitas? Vis dėlto, kur tavo tėtis ir kaip jis? Ir kas tavo tėtis? Suprantate, jis buvo geras, nuostabus draugas. Mums buvo įdomu, kas jo tėtis. Jis sakydavo, mano tėtis futbolistas ir daugiau nieko nekalbėjo. Ir kada jo mama išgirdo tą temą prie stalo, garsiai pasakė su emocijomis, kad jis padvėstų tavo tėvas. Taip ji ir pasakė, tegul jis dvesia. Jis ją apgavo, koks tai pravažiuojantis futbolistas, pasilinksmino su ją savo laiku. Ji pastojo, jis nežinojo, jis išvažiavo, neaišku kur. Aišku, kad jis niekšų niekšas, kas tik nori ir visa kita, o gal jie abudu buvo lengvabūdžiai. Mes dabar nesikapstysime. Bet esmė tame, mes gavome stiprų įspūdį, samskarą iš jo mamos. Tai buvo pasakyta su tokiu jausmu, tegul jis dvesia toks tėvas. Na, tiek jau to. Gerai, viską pamiršome, vis dėlto gimtadienis, viską nutylėjome, viskas praėjo. Jis nuostabiai žaidė futbolą. Jis žaidė futbolą geriau nei bet kas kitas. Žinote, jis buvo gatvės Pelė. Šis vaikas, mano draugas, mes supratome. Tai jis paveldėjo iš tėvo, tą mes visi supratome. Bet labiausiai stebinantis dalykas nutiko vėliau, kada mes užaugome.
Jis pasiekė savo tėvo pėdomis. Jis pradėdavo vaikus ir juos mesdavo. Vat kaip tai vyksta. Tai suveikė mamos prakeikimas. Taip, kad būkite atsargios, mielos moterys. Saugokite savo vaikus. Sekantis klausimas. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.